Kražantės futbolininkams, nes labai toli buvo vartininkas apleidęs vartus ir nežinia, kaip galėjo pasibaigti tas epizodas, jeigu šiek tiek kamuolys būtų kitų kampų skriejęs, o ne tokių, koks dabar įvyko. Štai perdavėme Smūgis aikštelę. Smūgis galva! Gerbiami Panevėžio aistruoliai, mušamas pirmasis įvartis čia Šiauliuose. Panevėžys įvartis, Panevėžys įvartis, Panevėžys įvartis, Panevėžys įvartis, Panevėžys. Po puikaus smūgio galva nuginkluoja svečių komandos vartininką ir kas, triumfuoja Panevėžys. Panevėžys, valio. Taigi džiaugiamės Panevėžio įvarčiu ir malonu. Keliamas kamuolys. Ir čia išlyginamasis įvartis. Na, labai apmaudžiai suklysta panevėžiečiai pačioje pabaigoje. Laisvas priima kamuolį galvą Kelmės Kražantės komandos futbolininkas ir dėja. Labiausiai turėtų būti dėkingi už tai, kad yra rezultatas vis dar lygus 1-1. Kražantės futbolininkai savo komandos vartininkui Lukui Jurgelui, kuris ne kartą ir ne du šios dienos rungtynėse gelbėjo savo komandą. Dar vienas kampinis. Vėl neblogai pakeltas kamuolys. Ir čia. Ne, nėra įskaitomas. Ne, įvartis įskaitomas, taip, įvartis įskaitomas. Taigi, standartinė situacija. Panevėžys įvartis, Panevėžys įvartis, Panevėžys įvartis. Ir net nepastebėjau toje sumaištyje, kas žaidėjų įmušė tą įvartį. Pagyvins mūsų komandos žaidimą, nors dabar suprantama, reikia, kaip jau minėjau, neprarasti koncentracijos ir žaisti sėkmingai, nes štai dabar gali būti pavojinga ataka. Markevičius, baudos aikštelė ir Lukšys. Lukšys, smūgis į vartus. 3-1, tai bent proga. Panevėžys įvartis, Panevėžys įvartis, Panevėžys įvartis, Panevėžys įvartis. Ir dabar jau suklydo varžovai. Povilas Lukšys, komandos veteranas, vyriausias komandos žaidėjas, didina rezultatą 3-1 ir sutrikė kelmiškiai dabar dairosi vieni kitus. Taip, iš tiesų, puikus epizodas, reikia vėlgi. Taigi šiandieną panevėžiečiams įvarčius pelnė Svajūnas Čižas, Arnas Ribokas. Oi, koks gražus smūgis. Panevėžys įvartis, Panevėžys. Smaginasi panevėžiečiai, Žilvinas Banys. Puikių smūgių, pelno įvartį ir rezultatas jau 4-1.